Pradžios knyga 24 skyrius. Abromas buvo senyvo amžiaus ir pagyvenęs, o viešpats buvo laiminęs Abromą visapusiškai. Abromas tarė savo namų vyriausiam tarnui buvusiam visų jo turtų valdytojų: padėk savo ranką po mano šlaunimi, ir aš prisaikdinsiu tave viešpačiu dangaus dievu ir žemės dievu, kad tu neimsi žmonos mano sūnui iš kanaaniečių dukterų, tarp kurių aš gyvenu, bet nuvyksi į mano paties kraštą, pas mano giminę, ir parūpinsi žmoną mano sūnui Izaokui. Tarnas atsakė jam: o jei moteris nesutiktų sekti mane į šį kraštą, ar tada privalau nuvesti tavo sūnų į tą kraštą, iš kurio tu atėjai? Abromas tarė jam: jokių būdų nevesk ten mano sūnaus. Viešpats dangaus dievas, kuris paėmė mane iš mano tėvų namų ir iš mano gimtojo krašto, kuris priesaiką patvirtino man padarytą pažadą, tavo palikuonims duosiu šį kraštą, jis nusiųs angelą pirma tavęs ir tu gausi ten žmoną mano sūnui. O jei moteris nesutiktų sekti tave, tu būsi laisvas nuo šios priesaikos, bet mano sūnaus ten nevesk. Tarnas padėjo savo ranką po savo šeimininko Abromo šlaunimi ir prisiekė jam. Tuomet tarnas paėmė 10 savo šeimininko kupranugarių, pasiėmęs iš šeimininko visokių rinktinių dovanų, išvyko ir atkeliavo į Nahoro miestą Aram Naharaimuose. Jis suklupdė kupranugarius už miesto prie šulinio. Dienas linko vakarop, tuo metu paprastai moteris išeidavo semti vandens. Jis meldėsi: viešpatie, mano šeimininko Abromo dieve, suteik sėkmę man šiandien ir parodyk ištikimą meilę mano šeimininkui Abromui. Aš stoviu čia prie šulinio, o miestiečių dukteris antai ateina vandens semtis. Jei mergaitė, kurios prašyčiau palenkti savo ąsotį ir duoti man atsigerti, atsakytų: gerk, aš ir tavo kupranugarius pagirdysiu. Te būna ji ta, kurią tu paskyrei savo tarnui Izaokui, taip aš žinosiu, kad tu parodei ištikimą meilę mano šeimininkui. Vos jam baigus tart šiuos žodžius, atėjo Rebeka, Abromo brolio Nahoro žmonos Milkos sūnaus Betuelio duktė, su ąsočiu ant peties. Mergina buvo labai graži, vyro nepažinta mergelė. Ji nusileido žemyn prie šulinio, prisipildė ąsotį ir išlipo. Tuomet tarnas pribėgęs jos pasitikt paprašė: prašyčiau man duoti gurkšnelį vandens iš savo ąsočio. Gerk, mano viešpatie, atsakė ji, ir skubiai nuleidusi ąsotį ant rankos davė jam gerti. Jam ąsočiai atsigėrus ji tarė: pasemsiu ir tavo kupranugariams, kad jie atsigertų. Skubiai išpylusi ąsotį į lovį, ji vėl bėgo prie šulinio daugiau vandens semti, kol prisėmė visiems kupranugariams. Tuo tarpu anas vyras stebėjo ją tylomis, norėdamas žinoti, ar viešpats padarė jo kelionę sėkmingą ar ne. Kupranugariams atsigėrus, anas vyras paėmė auksinį nosies žiedą, sveriantį pusšekelį, ir 2 apyrankės sveriančias 10 auksinių šekelių. Prašyčiau pasakyti, klausė jis, kieno tu duktė? Ar yra vietos tavo tėvo namuose mums pernakvoti? Jie atsakė: aš esu duktė Betuelio Milkos sūnaus, kuri jį pagimdė Nahorui. Ir tęsė: mes turime apsčiai šiaudų ir pašaro namuose, taip pat ir vietos nakvynei. Anas vyras žemai nusilenkė ir pagarbino viešpatį tardamas: tebūna pagarbintas viešpats mano šeimininko Abromo dievas, kuris niekada nepagailėjo savo gerumo ir ištikimybės mano šeimininkui, nes atvedė mane tiesiai į mano šeimininko brolio namus. Tuomet mergaitė nubėgo ir visą papasakojo savo motinos šeimynai. Rebeka turėjo brolį vardu Labaną. Labanas išskubėjo pas vyrą prie šulinio, vos pamatęs nosies žiedą bei apyrankės ant savo sesers rankų ir išgirdęs savo sesers Rebekos žodžius. Taip tas vyras man kalbėjo. Atėjęs pas vyrą rado jį tebestovintį šalia kupranugarių prie šulinio. Užeik, viešpaties palaimintasis, kodėl tebestovi lauke, kai tau prirengiau namus ir vietą kupranugariams? Vyras užėjo į namus ir nuo kupranugarių buvo nuimtos naštos. Kupranugariai buvo pašerti šiaudais ir pašaru, o jam ir vyrams buvusiems su juo atnešta vandens kojoms nusiplauti. Bet kai jam buvo paduota valgyti, jis tarė: aš nieko nevalgysiu,
kol nepasakysiu, ką turiu pasakyti. Labanas atsiliepė, kalbėk. Esu Abraomo tarnas, pradėjo jis. Viešpats apsčiai palaimino mano šeimininką ir jis tapo turtingas. Davė jam avių ir galvijų, sidabro ir aukso, vergų ir vergių, kupranugarių ir asilų. Mano šeimininko žmona Sara, būdama senyvo amžius, pagimdė šeimininkui sūnų, kuriam šis paskyrė visą, ką turi. Mano šeimininkas prisaikdino mane tardamas, neimsi žmonos mano sūnų iš dukterų kananiečių, kurių krašte gyvenu, bet nuvyksi į mano tėvo namus, pas mano giminę ir gausi žmoną mano sūnui. Aš sakiau savo šeimininkui, o jei moteris nesutiktų sekti paskui mane. Bet jis man atsakė, viešpats, kurio keliais aš ėjau, pasiųs savo angelą su tavimi ir padarys tavo kelionę sėkmingą. Tu gausi žmoną mano sūnui iš mano giminės, iš mano tėvo namų. Nuo priesaikos būsi laisvas tik tada, kai nuvyksi pas mano giminę, net jeigu jie ir atsisakytų, būsi laisvas nuo priesaikos. Atvykęs šiandien prie šulinio meldžiausi, viešpatie, mano šeimininko Dieve, tebūna tavo valia padaryti mano kelionę sėkmingą. Aš stoviu čia prie vandens šaltinio. Tegul ta jauna moteris atėjusi semtis vandens, kurios aš paprašysiu. Prašyčiau pagirdyti mane gurkšniu vandens iš savo ąsočio ir kuri man atsakys atsigerk tu pats, o aš pasemsiu vandens ir tavo kupranugariams, būna ta moteris, kurią viešpats paskyrė mano šeimininko sūnui. Man dar nebaigus širdie kalbėti išėjo Rebeka su ąsočiu ant peties. Ji nusileido prie šaltinio ir pasiėmė vandens. Aš jos paprašiau, prašyčiau man duoti atsigerti. Jis skubiai nukėlė ąsotį nuo peties ir tarė, gerk, aš pagirdysiu ir tavo kupranugarius. Aš atsigėriau, o ji pagirdė ir mano kupranugarius. Tuomet jos ir paklausiau, kieno tu duktė, o ji atsakė, Betuelio, Nahoro sūnaus, kurį Milka jam pagimdė. Užkabinau ją ant nosies žiedą ir užmojau ją ant rankų apyrankės. Žemai nusilenkiau ir pagarbinau viešpatį mano šeimininko Abraomo Dievą, atvedusi mane tiesiu keliu gauti mano šeimininko giminaičio dukterį, jo sūnui. O dabar, jeigu ketinate parodyti mano šeimininkui ištikimą gerumą, tai sakykite, ir jeigu ne, tai sakykite, idant galėčiau pasukti į kairę ar į dešinę. Tuomet Labanas ir Betuelis atsakė, reikalas viešpaties nuspręstas, mes negalime nieko tau sakyti nei prieš, nei už. Žiūrėk, Rebeka stovi prieš tave, pasiimk ją ir keliauk, tebūna į tavo šeimininko sūnaus žmoną, kaip viešpats kalbėjo. Išgirdęs šiuos žodžius, Abraomo tarnas parpuolė kniūbsčias prieš viešpatį. Po to tarnas ištraukė sidabro ir aukso brangenybių bei drabužių ir įteikė juos Rebekai. Jis davė taip pat brangių dovanų jos broliui ir motinai. Tuomet jis ir jo palydovai valgė ir gėrė, jie ten ir pernakvojo. Kai atsikėlė ryto metą, jis tarė, leiskite mane atgal pas savo šeimininką. Bet jos brolis ir motina sakė, te pabūna mergaitė su mumis dar valandėlę, bent 10 dienų, o paskui tegu keliauja. Neužlaikykite manęs, prašė jis, nes viešpats padarė mano kelionę sėkmingą. Leiskite man grįžti pas savo šeimininką. Jie atsakė, pasišaukime mergaitę ir paklauskime, ką jį sakys. Pasišaukę Rebeką, jie klausė, ar nori eiti su šiuo vyru. Jie atsakė, eisiu. Tuomet savo seserį Rebeką kartu su žindyve jie išleido su Abraomo tarnu ir jo vyrais. Laimindami Rebeką, jie sakė jai, tu, mūsų seserie, tapk 1000 mirijadų, te paima tavo palikuonys savo priešų vartus. Tuomet Rebeka ir jos tarnaitės pakilo, sėdo ant kupranugarių ir sekė paskui vyrą. Tarnas paėmė Rebeką ir išvyko. O Izaokas buvo ką tik grįžęs iš Ber-Lahai Roijo apylinkės ir apsigyvenęs Negebe. Vieną dieną vakarop Izaokas vaikštinėjo laukuose ir pakėlęs akis pamatė besiartinančius kupranugarius. Ir Rebeka pakėlė akis ir pamatė Izaoką. Skubiai nulipusi nuo kupranugario, ji klausė tarno, kas tas vyras einantis mūsų link ten lauke. Tarnas tarė, tai mano šeimininkas. Tuomet jį paėmusi šydą apsidengė. Tarnas papasakojo Izaokui visą, ką buvo atlikęs. Izaokas tuomet nusivedė ją į savo motinos Saros palapinę
vedė Rebeką ir ji tapo jo žmona. Izaokas mylėjo ją ir rado paguodos po savo motinos mirties.